Su jumis sveikinasi autoservisas Vilkrema. Šiandien mes pristatysime jums šį aparatą naujosios kartos Liqui-Moly Geartronic 3. Su juo mes planuojame keisti automatinės transmisijos alyvą. Pas mus svečiuose BMW F30, 3 serijos automobilis. Klientas skundžiasi netvarkingų transmisijos darbu. Taigi pasirinkam šiuo metu mums aktualų automobilį, tai yra BMW, 3 serija, žinome metus, žinome automobilio modelį, svarbu žinoti variklio kodą ir svarbu žinoti, kokia pas jūs automatinė pavarų dėžė. Visą tai pasirinkus galite matyti, aparatas jums parodo, kur yra išleidimo kamštis, kur yra užpildymo kamštis. Taipogi dėl išsamesnės instrukcijos yra PDF failas, kuriame yra viskas nurodyta. Pasiėmame mums reikiamą angalį. Prieš keičiant alyvą dar norėtume pasitikrinti, ar joje nėra aušinimo skysčio. Užtepame šlakelę senos alyvos ir galime matyti, ar senoje alyvoje dėžėje nebuvo aušinimo skysčio. Pasitikrinus mūsų transmisinę alyvą, mes keisime būtinai pavarų dėžės filtrą ir naudosime praplovėją. Mes naudojame vokišką kokybišką Liqui-Moly alyvą. Aparatas dirba savo darbą su praskalavimu 10 minučių. Mums beliko dabar tik pakeisti filtrą. Nuėmus filtrą panaudosime neaktyvų transmisijos valiklį. Pakeitus filtrą užpilsime transmisiją naują alyvą. Čia galite matyti kliento seną alyvą ir kokią naują pas mus įpilama. Kaip skelbia mūsų įmonės šūkis, pasitikrink 2 kartus, tai važiuojame atlikti testinį važiavimą. Atlikus testinį važiavimą su kliento automobiliu, matome, kad išsprendėme problemą. Jei ir tu turi kažkokių problemų su savo automobiliu, drąsiai kreipkis, mes jį sutvarkysime. Lauksim jūsų visų. Savanorių prospektas 176E. Iki greito.